Sveiki, naujos kliurkos ir mano ištikimi sekėjai. Jeigu jau išklydai į mano kanalą, leis man papasakoti, kokias nuotykių marmalynės čia matysi ir iš kokio fokuso aš išrinktas. Nuo pat mažų dienų ieškojau nuotykių savo vietiniam rajone ir klausinėjau keisčiausių klausimų. Niekas nepasikeitė. Žiūri aplink, stebiesi viskuo ir tu pasaulį regi atvirkščiai. Ilga istorija trumpai. Prieš 2 mėnesius kartu su Dominyka susikruojam savo gyvenimus į 40 litrų ir išlėkėm į pietryčių Aziją. Jau apkeliavom Šiaurės Tailando ir Vietnamo kampelius, o Kambodžai atidarius duris į vidų nusprendžiau pasikviesti ir jūs. Kaip surimavau. Tai pasigarsink savo šilelį ir naujausią iPhone'ą. Jeigu nori man padėti, nebūk suvalkietis ir paspaus tą like mygtuką. O dabar lekiam į Kambodžą. Beje, komentuokit, čirškinkit mane komentaruose, prižadu atsakyti į kiekvieną konstruktyvų komentarą. Labas rytas. Bet Aleksai, ką mes šiandien veiksim? Kaip ir kiekvieną dieną Makaulę, bandysim ieškoti nuotykių. Jau šiek tiek normalesnis kelias. Kas nori susimokėti už linksmuosius kalnelius, siūlau išbandyti va tokį pasivažinėjimą. Kainuosim tik jūsų pusryčius. Kur mes esam? Manau, man reikia ten važiuoti, kad pasiekti tikslą. Šiandien apsiniaukia ir vėjelis pučia. Tai visai nekaršta, sakyčiau. Svarbu nepradėtų lyt. Nes vakare pradėjo lyt pirmą kartą, kol mes čia Kambodžoje. Ir šiandien tipo turėtų lyt. Tai tikiuosi netuoj. Jau pusę kelio atvažiavom ten, kur noriu važiuoti. Bet nepavadinčiau to keliu iš tikrųjų. Ką čia visi tu man bando pasakyti? 7. Nesu prietaringas, bet jeigu jau pamatysiu 7 krokodilus, tai galbūt priimsiu ženklą ir vengsiu jų. O galbūt kaip tik, jeigu 7 čia sėkmės, gal ženklas koks. Ir reikėtų juos paglostyti. Na, žiūrėsim. Kai prieisim tą tiltą, tada jį ir pereisim. Neblogas čia gamtos fenomenas. Wow. Galvoju, ką tu čia vienas veikia?
Bet jis su draugeliu. Sveikas. Juozai. Akių kontaktą nori žaist. Atrodo kaip darbalaukio fonas. Pagaliau kelias, kurio taip ilgai laukėm. Man nepatinka tas dydis šunių. Kommer du så? Penkiese. Hai. Matė tą mažiuką, koks mielas. Įsidėjęs į krepšiuką kuprinę savo. Hello. Beje, turim 11 valandų. Mes pradedam mokyti apie 3 ir iki 7 maždaug. Ar turim tai ir mes važiavom 5 kilometrus per kažkokius laukus, smėlį, miškus, kad pamatyti kažkokį ežerą vidury niekur? Taip. Tikrai taip. Šitas veršiukas man grasina. A ne? Ate. Girdėjot? Wow! Show me. Iš siūlo ir plastmasės gabaliuko. Važiuojame į mokyklą, šiandien jau antra diena mokymo.
Pailsėjom per savaitgalį, o šiandien bus paaugliai. Penktadienį tik vaikai buvo maži, o šiandien ir paaugliai bus. Apsiniaukę, gaivu, labai neįprasta Kambodža. Oi, kaip seniai užuodžiau tą kvapą po lietaus. O, kaip gaivu, negaliu patikėti. Ir dar lynoja truputį. Hello. Ten beje buvo mokytojo gimtadienis, tai vaikai atėjo su tortu ir tuo purškalu, kur plasmasė kažkokia purškė. Toks chaosas buvo, kad bedžiauliai miela ir jaukinga. Mokytojų darbas yra labai nuvertintas. Meta flip-flopus savo ir kroksus. Jeigu numeta buteliuką, tada tas gaunantis pradeda juos vaikytis ir daužyti su šlepete. Labą dieną! Išaušo 3 valanda. Važiuojam į mokyklą. Šiandien nieko nefilmavau. Dirbau prie video, kurį turbūt jau matėt. Tikiuosi, kad matėt. Labai malonus oras. Šitie dviračiai tokie, aš vadinu juos olandiškais, nes Olandijoje visi dviračiai panašus, netgi tas stovas tipo. What is this? Doll. Doll. And this? Baseball. What's your name? Clay. Yeah. Clay. Clay. Yeah. Wow. Bandau atgauti baterijas po mokymus. Ask me something. What's your name? My name is Mainly. No. You say, what's your name? My name is Mainly. No. You say me. Me? No. You say, what's your name, teacher? What's your name, teacher? And my name is Alex. My name is What is your name? My name is Mainly. Mingly. Mainly. Oh. No, where are you going? Stop. No. Stop. No. Nên người ta em thọ chúng.
เอาขึ้นไปเหมือนกัน อ๋อ อะไรไม่ก็เด็กนะแล้วเล็กตาเล็กกระดาษเล็กกระดาษ Let's play. Oh. Good job. See you tomorrow. Jumper ថ្ងៃស្អែក Good job, kid. Sveiki, hebrantai! Šiandien paskutinė diena mokykloje. Tiksliau, šiandien paskutinė diena, kai mokom vaikus. Rytoj po pietų jau išvažiuosim. Paslaptis kur. O šiandien, dabar tiksliau, varom į mokyklą. Hi! Love you! Bet, jo, atiduosim paskutinės jėgas vaikam. How are you doing? Kite? You need help? This one? Okay. What is it? Yo-yo. Good job. Can you write this? Okay, good job. Do you know what this is? That's why you need to write it, okay? How to say try? Try. Yes, here. I want her to try and do it. Puzzle. Puzzle. Good job. I'm proud of you. 1, 3. One or no? Do you know what down? Try. Milkshake. Wait. Milk. Milk. Moo. Milk. Apie valandą trunka pamoka, kas gan ilgai. Milkshakes. Milkshakes. So, Hey. oh my god!
Đang có mưa tì mưa lông nùng. Rodau vaikam Vietnamo vaizdelius. Maniau, kad tėvam bus įdomu, bet vaikam daug įdomiau turbūt. Là Phnom. Phnom gọi là gì? Nó punya một cái viên. Mana mereka nonton suka beda. Ką tu? Opa! Taip atrodo pertraukos mokykloje. A ne? Visiems labai patinka kamera. Hey! Do you see yourself? Này. Không cái này lại. Cái nào cái này đang chập trồn. You know what this is? Love. You know? Love. Love. Baigiau mokyklą ne tam, kad valyčiau lentą dabar. Good job. How to say good job? Launa. One, two, three. For all of their workers, so like
completed. That's it. It's ended. For a period of time in the past. So. សាស្ត្រវាបែកគ្រប់អានេះចូលផាត simple ណាប៉ុន្តែបើសិន Labas rytas. Šiandien išvažiuojame iš šito centro ir galvojau papasakosiu apie savanoriavimą, ką mes žinom ir ką mes naudojam. Tai rasti galimybę savanoriauti nėra labai sunku, yra daug programėlių ir organizacijų, bet ką mes naudojam, tai Worldpackers programėlė. Tai jinai nėra nemokama, reikia susimokėti metinį prenumeratą, subscription. Gali pirkti žmogui arba net kaip mes su Dominyka pirkom 2 žmonėm. Ir tada tu gauni prieigą prie 1000 savanorystės galimybių visoj žemėj. Tai daugiausia yra ten Pietų Amerikoje ar Pietryčių Azijoje, bet tikrai nemažai yra ir pačioje Europoje, kur tik tu nori. Tai reikia aplikuoti į tą galimybę ir tada po kiek laiko tave arba priima arba nepriima. Dažnai būna tos galimybės nemokamos, tačiau kartais reikia susimokėti už maistą ar dar ką nors, kaip mes pavyzdžiui dabar turim susimokėti už maistą. Daug yra savanorystės galimybių visokiuose hosteliuose ar viešbučiuose, bet į ką mes dairomės, tai būtent mokyklas ir padėjimą vaikams ir gyvūnams. Tai galimybių yra visokių, priklauso nuo kas jums patinka. Jeigu pats pradėčiau savanoriauti vėl, turbūt net nesiregistruočiau į tą Worldpackers programėlę, o ieškočiau galimybių tiesiog Google'e. Daug yra organizacijų, kurios mielai jūs priims, jeigu tiesiog parašysit jiems žinutę. Tai reikia tiesiog nepasidrovėti ir paieškoti pagal vietą, kur nori būti, arba pagal darbą, kur nori savanoriauti, ir susisiekti tiesiog su daug organizacijų Instagrame, bet kur jos tik yra. Jeigu bent kiek nors domina savanorystė, kitose šalyse ypač, tai rekomenduoju arba dairytis į organizacijas ir ieškoti individualiai, arba pažiūrėti į Worldpackers website, jeigu norit sklandžios patirties. Tai skaniau. Ką tu? Štai šalmą įlindo. Reksas. Važiuosim su karieta šį kartą. Don't be forget to take me when you post. Oh yeah, of course. Bye. Ate kaime. Nešam kudašių. Iki kelionės galo, iki Siem Reapo 50% pakeleivių ir kuprinių nebebus karietoj. Tik neaišku dar, kurių. Gal mano kuprinės ir Dominykos, arba Dominykos kuprinės ir manęs.
atvarėm atgal į Siem Reap tuktukų karietą. Dabar įsičekinom į hostelį ir pailsėsim iki vakaro. Ir jo, reikės išsikeisti pinigų dar truputį, nusipirkti autobusą į X lokaciją ir tiek šiandien. Eisim į baseiną, šachmatą žaist, mačus gert. Jada. Tai aišku, kad kažką palikom tam kaime. Tai varysim dabar pasiimt pakrovėją. Susitariau motorolerį išsinuomot keliom valandom. Ten pat, kur ir nuomavausi be ausį. Ausys susidėjo ausis. Įdėjo ausį naują. Gražu. Kaime tam dabar. Ir nusprendžiau pasimti kuro tiesiog iš vietinių. Tai tokia pat kaina kaip ir degaliniai. Tik išsilaiko žodžiu vieni iš kitų. Go to school! Go! What time? It's school time! Vaikai ne mokykloj. Hi. Wow. Jau knapas skaniai. Nu, $3, bet Dominikos burgeris tik $1.50. $7.5 man atrodo. Skanaus. Atvarėm į molą parduotuvę apsipirkt. Užkandžių truputį rytojaus autobusui 9 valandų. Dar nesam iš tikrųjų buvę tokiai parduotuvėje, ne? Ne, niekada Maksimui nebuvo, nei Norfui. Turiu omeny Kambodžoje. Kur rastum visų vakarietiškų produktų. Tai jo. Aš imsiu Mr. Potato. Į krepšiuką. Šitai. 7,5 centai. Į krepšiuką. Natūralūs. Į krepšiuką. Dar iš štukų. Kažko saldžiai. Iš Taivano produktas kažkoks. Saulės torčiukai. Į krepšiuką. 9 centų, man atrodo, į krepšiuką. Ir šitas laikinai, nes nežinau, gal kažką geresnio rasiu, bet šitas mano mėgstamiausias, man atrodo, 9 centų. Žodžiu, yra toks serialas, kur ten atneša vyras sūrį ir sako Gouda cheese. Ir iš tikrųjų, čia vadinasi, yra olandiškas sūris, apie kurį šiandien mokiausi. Ir iš tikrųjų, čia sakosi Hauda. Tai yra olandiškas sūris ir mes jį pasiėmam $3 į maišiuką. Dalmatino kiaušiniai ir flamingo kiaušiniai. Sakau, čia visko yra, žinokit. Patikėkit mano žodžiu. Slibino vaisiai. Šiaip vaisiai ir viso kito, tai čia gan brangiau negu turgui. Bet yra produktų, kurių niekur nerasi tiesiog. Burokų sultys, širdutei į krepšiuką. Ir turbūt jau bus viskas.
Atidaviau motorollerį. Pėdį namo. Užklydau į kažkokį naktinį turgų. No, thank you. Your football shirt? No, don't like football. What you like? Basketball. Yeah, basketball. Čia kaip mano drono šotai panašiai su muzikiniu fonu. Tai jis ir jo šeima ir draugai viską čia yra nutapę. Wow, neblogai, neblogai. Labas rytas, hebrantai. Laukiam autobuso. 7 km. Pirmas sustojimas su autobusu. Vis dar esam Kambodžoj. Ir pasakysiu, kur mes važiuojam. Važiuojam į Bankoką. Tailandas. Žodžiu, važiuojam į Bankoką, o iš ten bus skrydis rytoj į Phuket. Skrisim į pietų Tailandą, kur savanoriausim kitoj vietoj. Tai kur savanoriausim dar sužinosit ateity, o šiandieną važiuojam į Bankoką. O per daug ten nieko neveiksim. Tik tai tranzitas realiai. Važiuojam su tokiu aparatu, jeigu važiuosim iki sienos su autobusu ir nuo ten su minivenu iki Bankoko. Man žiauriai pykina. Nesuprantu, kas vyksta. Atvežė į kažkokį stotelę autobusus, pradėjo nuotraukas mūsų imt. Užklijavo raudoną lipduką ant išės. Tai iš miegų atsikėlęs, tai jau atrodo kaip sapne vis darosi, nes tokios nesąmonės vyksta. Praėjom pro Kambodžos sieną. Vis dar čia Kambodžos vėliavos, bet toliau. Tailandas. Kai perėjau sieną net. Tokia energijos srovė pasikeitė. Savadika! Normalizuokim daržovių sultis. Labai skanu, sveika. O dabar laukiam tiesiog minivano į Bankoką nuo sienos. Tai žmonės keičiasi pinigus, valgo dar kažką. Dominykai išėjo apsidairyti tiesiog. Aš daiktus saugo. Tai Kambodžoje buvom 18 dienų. Išleidom apie $800, įskaitant kelias vakarienės ir pietus, kurių neįdėjau į videos, ir įskaitant autobusus į ir iš Kambodžos. Jeigu planuojat keliauti į Pietryčių Aziją, tikrai rekomenduoju nepraleisti tokios nuostabios šalies su gilia istorija ir autentiškais kaimais. Jeigu turit kokių klausimų, nepasidrovėkit parašyti komentarą ar tiesiog parašyti man asmeniškai į Instagramą, kurį galite rasti video aprašyme. Ir galiausiai, jeigu nori man padėti įsivažiuoti į YouTube'ės algoritmą, paspausk tą like mygtuką, nebūk suvalkietis, pasubscribink kanalą, jeigu nori mane sekti toliau
ir parašyk komentarą, jeigu turi ką nors pasakyti. Tai prieš atsisveikinant norėjau tik išsiųsti paskutinę žinutę. Pakalbėjus su projekto organizatorium tos mokyklos, sužinojau, kad prezidentui Trumpui nutraukus USAID programą, kurie rėmė daug šalių visame pasaulyje ir gelbėjo gyvybės, padėdami tom šalim finansiškai. Jie nutraukė tą programą vos prieš mėnesį ir Kambodža buvo viena iš tų valstybių, kurios nustojo gauti tą paramą ir būtent šitas mokyklos projektas nebegauna jokios paramos. Tai jie tik tai išgyvena dėl savanorių ir netolimoje ateityje gali būti, kad ta mokykla turės užsidaryti, jeigu jie neras kitokios išeities. O su prezidentu Trumpu panašu, kad ta išeitis nebegrįš gauti paramą. Tai visi savanoriai bando surinkti pinigus tolimesniai mokyklos veiklai, tai sumokėti mokytojams atlyginimus, nupirkti būtiniausių priemonių mokiniams ir taip pat nupirkti maisto nepasiturinčiom šeimom gyvenančiom kaime. Mokytojai uždirba apie 60 iki $100 per mėnesį. Tai netgi keli doleriai padovanoti šitai organizacijai gali reikšti dienas, jeigu ne savaitės, vaikų edukacijai. Labdaros tinklalapis yra sukurtas GoFundMe, kuriame yra naudojamos oficialūs kompanijos duomenys. Taip, kad viskas yra skaidru. Tai jeigu norit prisidėti bent keliais doleriais, paliksiu nuorodą aprašyme. O šiuo video tiesiog užbaigsim Kambodžos nuotykius čia. Dėkoju, kad žiūrėjot, ištikimi žiūrovai ir naujos kliurkos. O mes susitiksim jau ne už kalnų. Ate.